Labadiena, sveikinamės su jumis iš Graikijos, Erasmus projekto ir šiandieną norėtume pašnekėti apie jausmus. Kiekvieną dieną mes patiriame įvairias emocijas - džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį, tačiau jas dažnai ir pasirenkame jų nerodyti. Bet emocijos iš tiesų nėra mūsų silpnybė, tai yra tai, kas daro mūsų žmonėmis. Kai išreiškiame savo jausmus, emocijas, kuriame stiprius santykius, nesvarbu, ar tai būtų per muziką, per filmus, per tapybą ar panašiai. Šiandien jauni žmonės susiduria su daugybė iššūkių. Stresas, socialinių tinklų spaudimas, nerimas dėl ateities. Dėl kaip niekada yra svarbu kurti saugią aplinką kiekvienam, kad kiekvienas jaustųsi suprastas ir saugus. Šis Erasmus Plus projektas primena, kad nė vienam nereikia susidurti su savo emocijomis vienam. Skirtingos šalys, skirtingos kultūros, skirtingos kalbos, tačiau tie patys žmogiški jausmai. Tai ką, metas pakalbinti Erasmus projekto dalyvius, kaip jie čia jaučiasi. Labadiena. Labadiena. Kaip jūs jaučiatės šiame projekte? Kokios jūsų patirtys? Gal galite kažką papasakoti apie mus? Man šis projektas labai patiko, labai paliko daug įspūdžių gerų. Veiklos buvo labai įdomios ir prasmingos. Labiausiai patiko, kad šiame Erasmus galime ne tik susipažinti su naujais žmonėmis, bet susipažinti su Graikijos kultūra ir jos tradicijomis. Ypač patiko nuvykti į Patrų miestą ir pamatyti Graikijos atmosferą, kaip gyvena vietiniai žmonės. Bravo, ačiū labai. Na ką, metas pakalbinti dar vieną asmenį. Užeikime į namus. Labadiena. Labadiena, kaip jūs jaučiatės šitam projektui? Labai gerai jaučiuosi šitam projektui. Man patinka būti čia, susipažinti su draugais, naujais draugais, patirti naujas veiklas. Nėra mano pirmas projektas, išmokau daug naujo, kažkas naujo vis tiek išdygo, naujas veiklas, naujas viskas, nauja tema. Dar labai patinka būti Saulėje, Graikijai, šilta, gera, įdegis. Nesimato, kaip tarkim. Na ir ką, matome dar du projekto dalyvius, tai metas eiti juos pašnekyti. O kaip jūs čia jaučiate? Alio? Jis nenori šnekėti. Labadiena. Labadiena. Galima jūs pakalbinti? Jo, galima. Norėčiau paklausti, kas jums patinka šitam projektui? Man tai labai užsiėmimai patiko, labai jie visi skirtingi tokie, labai malonu susipažinti su naujais žmonėm ir kad kiekvienoj užduotį būni su skirtingai žmonėm, žinai. Ir taip žiauriai smagu susipažinti, apie visiškai viską šneki, nesvarbu, ar ten labai suaktyvyti, bet būna ir tuo pačiu daug kažko išmoksti. Tai man tas patinka, kad jas įdomios, visada įsitraukia visi. Labai patiko. Labai ačiū mūsų atsakymą. O kas jums čia labai patinka? Man labai patinka kultūrinės naktys, jų maistas, visas tas skirtingas. Tai ką, grįžtam vėl į eterį, šiek tiek buvo nutrūkęs ryšys. Tai kas jums vis dėlto patinka šitą projektą? Man patinka kultūrinės naktys, maistas, šokiai, labai skanus maistas, patenkina visus receptorius, šokiai pralinksmina, prajudina, išjudina. Jo. Viskas. Labai gerai, ačiū jums. Kai klausomės, nevertindami. Kai palaikom ir nekritikuojam. Klausykime ir kitus atsiverti. Todėl neslėpk savo emocijų, išreiškė, pasidalinkim. Nes kiekvienas jausmas yra svarbus. O tai pasakysi, kaip tu sekas? Alio? Sakė gerai. Jie krapų radau. Skaityk. Aš tau kalbėjau, pakaršt. Mobilai, bre.